Tai kągi, man be galo malonu pristatyti būtent šią rašytoją Iloną Madeleine. Tai lietuvaitė, gimusi Lazdijuose, gimusi ir augosi. Savo moteriškas patirtis, kaupusi Vilniuje, bet didžiąją dalį gyvenimo praleidusi dabar jau sąmoningo gyvenimo ir Šveicarijoje. Iš ten tos patirtys parvežtos. Na ir nežinau, kiek iš jūsų jau esate skaitę pirmąjį romaną, tai pakelkit rankas tarp kitko. Aš tai pasakysiu, Arvidai, ar tu matai? Čia mano vyras. Ką jūs? Tai viskas. Aš iš pradžių abejojau mus pavadinti tuo, kuo norėčiau pavadinti, bet aš sakyčiau, mes esam tam tikra sekta, ne? Nes mes žinom, ko mes čia susirinkome. Mes susirinkome išgirsti naujų istorijų apie naujus herojus. Tas istorijas, kurias Ilona vysto savo knygose, jau dabar antroje. Žodžiu, mes tikrai vadiname ne meilės romanais, o erotiniais romanais. Tai dėl to mes ir esame ta sekta, nes čia formaliai ateina meilės romano pasižiūrėti, pasiklausyti, o iš tikrųjų tai čia žodžiu. Tai Ilona, dar kartą tave sveikinu čia. Ir pirmiausia, tai apie ką tu rašai? Aš gal atsisėsiu, o tu įsipatogink ir mums papasakok. Man taip įdomu tavęs klausyti, aš net pamiršau, kad čia kažką ir man kalbėti reikės. Mes su Ilona sutarėm, kad jeigu jau tektų Ilonai kažką pamiršti atsakymą kažkokį, tai aš galėsiu papasakoti, nes mes su jie tiek jau susibendravom, kad aš jau viską žinau ir netgi knygą perskaičiau. Be abejo, jeigu kas nors irgi papildysit, papildyt norėsit, kelkit rankas. Tai ką, apie ką aš rašau? Kai manęs paklausė taip oficialiai, ką aš rašau, aš dažniausiai atsakau, kad aš rašau moteris įgalinančias istorijas. Nes aš stengiuosi, kad kiekvienoj mano knygoj tos veikėjos jos būtų visokios. Ir galų gale, oh my god, aš dar tik pradėjau šnekėti, jau užliumsiu. Ilona, mes tarėmės pabaigoj, tu baig čia. Taip, ir mes tarėmės, kad mes pabaigoj, jeigu jau verkti, tai tik pabaigoj, nes... Tai vakarėlis, tai kita tema. Iloniuk, laikykis. Žiūrėk, dabar iš karto keičiam temą. Nemanau, kad padės. Padės, tuoj pamatysite dėl ko. O dėl to, kad Ilonos redaktorė, kai mes kalbėjome apie šį pristatymą, man pasakė, nes aš kalbėjau, kokie reikalavimai galbūt, apie ką reikėtų kalbėti ir panašiai, sako, jokių reikalavimų nėra, sakau, tai bet bus knygos skaitimas. Ir jis sako, šiaip tai Lietuvoje nėra tokios tradicijos. Tai kągi mes dabar darysime, sulaužysime tas lietuviškas tradicijas ir paprašysime mūsų Ilonos paskaityti vieną iš karščiausių erotinių scenų jos knygoje dabar čia pat. Aš to ir bijojau. Negaliu sakyti, kad nepasiruošiau. Okay. Šery, kur tau labiau patinka? Čia? Vos praskėtęs pirštais lyšteliu pačią vulvos praskėrimo pradžią. Išgirstu, kaip smiltė surzgia. Čia, sugavęs lūpomis, pačiulpiu klitorį. Liežuvio galiuku pajuntu, kaip išsiskiria dar daugiau drėgmės. Ar čia? Liežuvį bedu tiesiai į makštį ir pradedu kaišyti tą drėgmę tiesiog gerdamas. Aš niekada nepasisotinsiu jos skonio. Smiltės saujos pilnos mano plaukų, ji rangosi ir dejuoja po manimi. Kai matau ją tokią, aš vos valdausi. Taip gerai. Nurydama seilę sučiapsi lūpomis. Kur buvai prieš tai? Iš malonumo išriečia nugarą ir garsiai įkvepia gaudydama orą. Tik neskubėk. Paklusniai pakylu į paties praskyrimo pradžią. Bučiuoju atvirą burną ir lėtai erzinu ją. Mane apdovanoja nerišlus pasitenkinimo murmėjimai. O dabar pačiulp klitorį, paprašo rydama seilės ir susierzinimu dar priduria. Ir po paraliais, naudok savo pirštus! Tai štai kaip tokius romanus skaito jų autoriai. Aš noriu paklausti auditorijos, kam nubėgo šiurpai iš karto. Per odą. Ašarą net per koją. Čia apie tas ašaras, tai
Iš kurios Visos akies iškart susigraudino. Įdomu, iš kurios akies ta ašara. Kągi, Ilona, kol mes praskleisime šitos naujos istorijos, supratau, ką pasakiau, bet sektas supranta. Labai gerai, kas pasakė, labai. Žodžiu, kol vieną širmą atidengsime po kitos šitoje istorijoje, aš norėčiau pirmiausia su tavim pakalbėti, kodėl būtent tu meilės romanų žanrą renkiesi. Aš manau, kad galbūt tavo skaitytojai geriau tave pažins, nes jeigu trumpinant mūsų šitą bendrą pokalbį, tai noriu pasakyti, kad tikrai savo gyvenime sutinku daug skeptikų, kurie meilės romanam neteikia deramos pagarbos, aš sakyčiau. Bet tu apie tai turi savo teoriją, taip? Aš turiu savo teoriją ir mes visi esam skirtingi. Neįmanoma, kad kažkas vienas dalykas patiktų visiems vienodai arba visi rinktųsi vieną ir tą patį. Ir kodėl meilės romanai? Aš pati buvau dar labai jauna, labai jauna. Ir aš labai daug laiko praleisdavau bibliotekoje ir turėjau labai fainą bibliotekininkę, kuri man dar labai jaunai paaugliai iš po prekystalio vis pakišdavo ten įvairiausių tuometinių meilės romanų. Ir man buvo 12 metų. Mano mama labai... Ilona, aš skaičiau, kad nuo 14 tu pradėjai skaityti. Nu, aš nedrįsau prisipažinti. Ach, tu! Mano mama labai norėjo, kad aš skaityčiau knygas. Nu, tai aš skaičiau. Mano sūnus, kai aš norėjau, kad jisai skaitytų, tai skaitė vien Nevykėlio dienoraštį. Nu, irgi, bet skaitė. Gerai, Ilona, tęs. Ir mano mama vis pasakodavo, kaip jinai skaitydavo pasislėpus su prožektorium po kaldra ir panašiai, ir panašiai. Aš irgi lygiai dariau tą patį, tik ne 3 muškietininkus. Tai va, tai tie meilės romanai pas mane jie buvo visada, o kai pradėjau rašyti, aš pirmiausiai rašiau eilėraščius, poeziją. Aš priklausiau jaunųjų Lazdijų literatų klubui, mes išleidome 3 poezijos rinkinius, viename aš buvau tik tai viešne, antrame aš irgi buvau kaip ir rinkinio dalis ir piešiau knygai viršelį ir sugalvojau jai pavadinimą. Aš dar ėjau į vidurinę mokyklą. Vėliau, kai jau leidome 3 knygą, aš piešiau viršelį, sugalvojau pavadinimą ir dar nupiešiau knygai iliustracijas. Tai va tokia buvo mano pradžia. Visi tikėjosi, kad aš būsiu kultūringas žmogus ir rašysiu poeziją, piešiu ir panašiai. Kultūringesnio žmogaus, negu tu nesumačius, Ilona. Taip, kad dėl to nepergyvenk, bet iš tikrųjų, jeigu grįžtant dar vis prie tų meilės romanų temos, tai kiek suprantu, šiais laikais net ir jų nebegalima taip jau paprastai rašyti, nes ten gali būti kažkokie trigeriai, sakysim, galbūt kažkoks nėštumas nepavykęs, mirtis arba per daug stipri erotinė scena, tai reikia apie tai visus informuoti kažkokiamis žymėmis? Lietuvoje mes turim S žymėjimą suaugusiems. Vadinasi, tokiose knygose gali būti necenzūrinės leksikos. Jose gali būti kažkokie aprašomi stipresni ten siužetai. Pataisykit, jeigu aš klystu. Va. Ir tai yra vienintelis Lietuvoje trigerių žymėjimas, kurį mes turim. Bet jeigu mes kalbame ten apie anglų kalbą rašomas knygas ar kitomis kalbomis, taip, ten tų trigerių yra daugiau, bet paprastai jie yra kažkur diskretiškai surašyti, nes dažnai jie yra knygos spoileris. Tai irgi, taip pat tokia va situacija. Tai iš tų knygų mes irgi galim kažką išmokti, ne? Iš visų knygų galima kažką išmokti. Pavyzdžiui, kaip jeigu ten tos dienos ir tada, sakant, irgi galima kaip kažką Ilona išmokti. rekomenduotum, nes ten yra aprašyta, bet tiesiog pasakyk mūsų skaitytojams, kaip tu rekomenduotum, jeigu tos dienos, ar galima, kaip sakant. Tai čia jau kiekviena individualiai, žinai, vienai kaip tik galbūt kažkoks trigeris nutinka, kitai kaip tik gal smagiau ir labai žodžiu, be tabų, viską rasite knygoje ir tiesiog edukaciniais tikslais praplėsite akiratį. Tai, žodžiu, Ilona, pirmasis tavo romanas, aš kaip suprantu ir žinau, ir jeigu visos merginos čia susirinkusios jau skaitė ir dalyvavo pristatyme ir daug verkė kartu su tavim, mes šitą temą peršokame, sirgai depresiją ir tuomet rašėjai ir nemaniai, kad tai, kas teikia tau malonumo rašyti, gali kažkada virsti romanu. Tai aš suprantu, kad romanas taip pat gydė.
tai kaip aš rašiau nuodą, tai buvo mano terapija. Aš negaliu sakyti, kad ten tas nuodas labai lengvai pasirašė. Aš parašiau 25 puslapius, supratau, kad vis dėlto rašymas yra darbas, laiko užima ir gal aš tą laiką tiesiog švaistau. Aš nusiunčiau į kelias Lietuvos leidyklas ir viena iš jų man atrašė, sako, žinokit, mes paskaitėm, jūs labai smagiai rašėt, pasijuokėm. Ir rašykit toliau, kai parašysit, atsiųskit, bet nepridėkit ten tų scenų tik tai ir viskas gerai bus. Ir paskui paradoksas, kad aš jau kai parašiau knygą, išsiunčiau 5 leidyklom ir ta buvo vienintelė leidykla, kuri netrašė. Nes tu išlikai ištikimas savo. Tai, bet pirmas tarsi tai buvo tavo vaistas, bet aš kaip suprantu, kartą paragavęs negaliu sustoti, nes dabar kodėl tu rašai antrąjį romaną? Pradėtas jau buvo. Taip, pradėjai ir negalėjai sustoti. Taip, nes aš, atsiprašau, Prašau. aš pradėjau rašyti Viesulą, kai mes dar redagavom nuodą ir aš jau turėjau pusę knygos parašius ir jau visos jau, kas skaitė Viesulą, jau klausė, nuodą jau klausė, tai kada jau čia tas Viesulas, nu ir teko rašyti. Super, aš labai džiaugiuosi, kad jūs klausėt, o kad jį parašė. Tai matai, kad aš visko klausau, ką man pasako, tą aš darau, sako pasirašyk, pasirašau, sako šypsokis, fotografuojam, šypsausi. Šaunuolė. Tai antrajame romane Viesulė yra sujungti vėlgi 2 įsimylėjėlių likimai. Kaip kilo mintis sujungti būtent juos? Aš trumpai pasakysiu, ką aš pasirašiau apie Smiltę. Nevaldoma patrakėlė su savo panetkėm, atsiprašau, jeigu aš galiu tai pasakyti, ir nesėkmingomis patirtimis, nepriklausoma, bet ir labai trapi. Teisingai apibūdinau? Oi, kaip gražiai. O šveicaras Kilianas seksualus, gal šito aš nesakysiu, jaunas viešbučio savininkas, turintis savo vidinių demonų, netikėtai atrandantis moterį ir jausmus, kurių nesitikė nusipelnęs. Tai ko ten tik nevyksta tarp jų. Tai Ilona, sakyk, kas tie herojai, kaip kilo mintis juos taip pavadinti, juos taip aprašyti ir kas jie tokie apskritai. Praskleiskime jau truputėlį tos širmos mūsų istorijos. Smiltė atėjo iš nuodo ir aš jau ją pažinojau. Tai Smiltė iš vienos pusės buvo lengva rašyti, nes, kaip ir sakau, aš ją žinojau ir plus rašydama Smiltę, aš turiu vieną draugę, kurią aš įsivaizduoju. Ir labai lengva, nes aš žinau jos žodyną, žinau, kaip jinai keikiasi, žinau tuos visus bairius, kada kolegom pasiūlo ledinukų ir su tokiu paprastu klausimu, kas nori pačiulp. Ir va ta dalis labai lengvai pasirašė. Su Kilianu buvo taip, kad man labiau patinka bičiai tokie į paršo pusę, knygose ypatingai. Ne gyvenime. Gyvenime aš gyvenu su kultūringu žmogum. Bet va knygose man patinka skaityti apie tokius, bet Kilianas yra šveicaras. Jie santūresni. Jie labiau, tokie ir mandagesni ir panašiai. Ir buvo taip, kad kai kurias scenas, jos buvo gražios, bet aš turėjau jas perrašyti, nes jos tiesiog netiko pagal to kuriamo personažo charakterį. Nojus, kai buvo toks parazitas, tai va ten taip ir liko. Bet va Kilianui paskui, iš pradžių ten, kol jie vienas kito nepažinojo, aš leidau ten jam pasišiukšlinti kažkokį. Bet jau paskui reikėjo, kad jisai augtų ir keistus ir panašiai. Oi, Lana, klausau ir net viską matau, pamatysit ir jūs žinokit. Tai nežinau iš tikrųjų, kiek žiūri iš čia esančių TV3. Žiūri TV3 kas nors? O, 3 rankos tik tai. Daugiau šiek tiek. Tai žodžiu, tiems, kas nežiūri TV3, pasakau, tiesiog ten yra tokia laida, kai kas sako, kad moteriams skirta, bet iš tikrųjų visiems. Pasaulis pagal moteris. Ir šią laidą, kur ir vedu aš, ir Ilona jau yra buvus pas mus laidoje kaip svečias. Čia ne apie mane, aš noriu papasakoti apie Iloną iš tikrųjų. Na ir iš tikrųjų noriu papasakoti savo patirtis, kaip Ilona atsidūrė mano laidoje. Jos redaktorė Irma atsiuntė man informaciją, sako, gal norėtumėt pakalbinti, štai yra tokia autorė, žodžiu, iš Šveicarijoje dabar gyvena, depresija sirgusi, galvoju, tai ką jin ten rašo, nežinau. Ir sako, štai toks meilės romanas. Ir atsiuntė dar porą knygų, sako, galiu ir kelias kitas įdėti. Tai maždaug man 50 ir aš dar gyva, tokia buvo knyga. Aš tiksliai gal meluoju tą pavadinimą, bet man atrodo tokia, tai įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Man atsiuntė tą knygą, kur man
Nu, žodžiu, nes čia ne apie amžių šiandien. Tai va, ir aš perskaitau Ilonos tą knygą ir viskas. Nuo tų pirmų scenų man kilo toks, nenumaldomas noras pasikviesti ir pažinti tą moterį, kurios galvoj, aš jau 1000 kartų Ilona klausiau tavęs to klausimo. Kaip tavo galvoj kyla tokios scenos ir tokios mintis, ir tu man niekada neatsakyti, dabar visiems prašau ir papasakot, kaip tu rašai tas savo erotinės meilės scenas. Svarbiausia, kad ta knyga daugiau negu 500 puslapių, ten visa istorija, ten daug dalykų vyksta, ten kulinarinė, kultūrinė, kelionė, knygos puslapiai, bet svarbiausia tos scenos. Pakalbėsim apie tai, Ilona, irgi. Oi, ką žinau, ką jums vaikai atsakyti, kad aš žinočiau. Va tiesiog turbūt yra tas kažkoks toks, man gražu, aš pati labai skaitau daug meilės romanų. Ir man gražu, nes tai yra tiesiog organiška sudėdamoji žanro dalis. Tai kaip parašyti meilės romaną be tų scenų. Be abejo, viskas gerai, galima parašyti be to, bet visi turim pasirinkimus. Mano pasirinkimas toks. Ir man patinka, man gražu, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, ką duoda ta erotinė scena tai knygai tiems herojams, kaip jų santykiai po to keičiasi, nesikeičia, ar kas ten vyksta ir kokia tos scenos galbūt prasmė, kad galbūt viena, kad nubaust, kita galbūt, kad kažkokie šiaip pyktį ar išreikšt, ar numalšint, ar sukelt. Vienu žodžiu, kad aš tai irgi panaudoju tam siužetui, kad tas seksas, kuris jau ten yra toj knygoje, nebijokim to žodžio, kad jis irgi turi kažkokią funkciją. Aš manau, kad mūsų sektos nariai pritarė, kad gerai, kad tu tai prašai, nes mūsų čia yra daug. Tu sakai, man patinka, mum irgi patinka. Oi, man labai patinka, aš kartais kaip prirašau Irma. O, Jėzus, Ilona, gal biškiuką trumpinam. Tai, žodžiu, dar vieną klausimą aš nuolat Ilonai užduodu. Gal atsimeni, aš sakiau, o tavo vyras žino, ką tu rašai. Tai aš labai laukiu, Ilona, kada bus tavo knyga išleista anglų kalba arba prancūzų kalba ir labai norėsiu sužinoti tavo vyro reakciją. Papasakok tą istoriją, ką vyras sakė, apie ką tu ten rašai. Aš tai visai nelaukiu, kad tos knygos būtų išverstos. Gali staiga karjerą baigtis netikėtai. Gerai, tai ir mes nelaukiam. O šiaip vyras žino, ką aš ten rašau, jis turbūt ir nesitikė kažko kito. Bet jau čia turbūt visi tą istoriją girdėjo, kaip aš pradėjau rašyti, čia viskas labai nauja, labai šviežia. Ir vis vyras paklausdavo, ką jau aš ten rašau, ir aš ten, detektyvą rašau, detektyvus, aš ten pliekiu, tik baška, tie klavišai, ir susitinkam su draugėm, ir visos žvengia, ir lietuviškai kalbam, ar ne? Ir vis tiek tie tarptautiniai žodžiai, tarptautiniai filmų pavadinimai. Ir jau po tos vakarienės važiuojam visi namo, mano vyras vairuoja, tyli vairuoja, artėjom prie namų ir jis taip, man atrodo, ne detektyvus tu ten rašai. Tai taip ir paaiškėjo Ilonos paslaptis. Taip ir krito paslapčių šydas. Dar vienas labai įdomus dalykas, Ilona, beje, mes dabar jau, kai pažinom vieną kitą, tai jau tikrai ir pabendraujam, ir pasiskambinam, ir pasirašom, žodžiu, tai jau čia nieko tokio, kad mes diskutuojam tomis temomis. Bet įsivaizduokit, laidos filmavimas eina į pabaigą ir mes tiek įsitraukiam su Ilona į tuos pašnekesius ir Ilona uždavė tokią labai įdomi diskusiją pas mus išsivystė. Tu pasakai, kad daug moterų turi vaizdinį, kaip atrodo štai pagrindinis herojus knygos, ar ne? Ir mes pradėjom sklaidyti internete ir žiūrėti tų gražių aktorių, ten kokių vyrų, žodžiu, nuotraukas ir sako, va, mano draugė įsivaizduoja šitas, sako, ne, šitas tai nelabai. Tada kitas, sako, ne, šitas per daug gal moteriškas. Ir Ilona parodė man vieną aktorių, sako, štai kaip aš jį įsivaizduoju. Aš čia norėjau dar surasti greitai jo vardą, tu atsimeni? Aš vardų neatsimenu, man pasako žmonės vardą knygos užrašymų, aš kol nuleidžiu galvą, aš jau būnu pamiršus. Va, pasidariau screenshotą. Henry Cavill. Taip, jeigu Cavill, atsiprašau. Į tą pusę. Ar taip įsivaizduoja Tenojų iš pirmos knygos? Man labai įdomu. Skirtingai įsivaizduoja, žinau. Bet, žodžiu, mūsų nuomonės su Ilona sutapo, dėl to mes tapom draugės. Tai aš noriu paklausti, Ilona,
Koks vaizdinys, aišku, visos perskaitysit ir visi tą knygą ir visi turėsit ir smiltės, kurią šitie prancūzai, kaip šveicarai, labai gražiai vadina smiltie. Man šitas tavo variantas taip patiko, Ilona. Ir Kilienas, žodžiu, visi taip pat įsivaizduos, bet Ilona, kokią tu įsivaizduoji smiltę ir kokį Kilieną? Vėl čia tą pavardę reikia sakyti ir aš ją pamiršau. Kur jis vaidino? Džentelmenas, tas serialas. Jau dabar apie Kilieną. Pasakyk garsiai, man atrodo, taip ir Taip, Theo James. O, ačiū. Reikia pažiūrėti ir man. Pasitikrinti. Kas nors užrašykit, nėra dabar laiko, nes mes turim skubėti iš tikrųjų, mes nedaug laiko turim. Na gerai, tai pasitikslinsiu, ar mūsų draugystė stipri, Ilona. Stipri. Tai žinai, kad ir man patiks. Gerai, tai jeigu einant jau nuo tų gražių scenų, tarp kitko, ačiū Ilona už edukaciją, nes Ilona klausė manęs, sako, ar galiu čia panaudoti tokį žodį labija? Sakau, jeigu toks žodis yra, tai prašau. Sako, čia man redaktorė liepia nevartoto žodžio. Sakau, ką aš žinau, dar čia ji man patarė, aš pasigūglinau, žiūriu, yra toks žodis, bet tai kokia gera edukacija, aš buvau Bridgetos Jones dienoraščio naujame filme ir ten buvo tas žodis ir aš žinau, ką jis reiškia. O jūs ar žinot, ką jis tas žodis reiškia? Žiūrėkit, žinot, aš tai labai vėlai stojau šitą klubą, tai aš ne viską dar žinau. Dar ne to sužinosiu. Tai gerai, čia paliekam tiem, kas nežino, intrigos šiek tiek. Malos nuleistos. Ilona. Fotkė. Ilona, tai dabar pereisim prie to, kad tu rašai tas knygas remdamasi savo patirtimi. Jokių būdų ne. Aš nekalbu apie pagrindinį herojų ir heroję. Tarp kitko, aš ir norėjau paklausti, kiek yra tavęs smiltėje. Nes iš tikrųjų ir tu pabėgai į Šveicariją ieškoti savęs ir lygiai tą patį padarė tavo herojė. Oi, na taip, tarkim, rašant smiltę tikrai yra daug sudėta kažkokių nuotykių nutikusių man pačiai. Ar ten tas kontrolierius, kuris mane pagavo be bilietėlio ir aš šokau per atsidariusias duris į Šveicarijos traukinių stotį, o jisai bėgo paskui mane ir vijosi, madam. Tokių dalykų nebuvo matęs turbūt. Su aukštakulniais bėgančią moterį į darbą ir aš įlėkiu į ofisą visą uždusus ir pasakoju tą istoriją, mano viršininkas klauso, jis iki galo nesupranta, ar aš čia kažkokią šiaip istoriją pasakoju, ar kas čia vyksta. Ir sakau, ir jisai taip, bet tai tu čia dabar bėgai iš to traukinio ir aš taip dabar, tu bėgau ir tave vijosi su šitais batais. Yra tas knygoje, paskui yra ten tas, kaip atsisaksto ta suknelė, tik aš ten ofise buvau, ėjom į susitikimą su Nestle, viskas kultūringai, žmogiškai, bet aš užkliuvau už metalo ten to vartų tokių praėjimo detektoriaus ir aš kai varau visą laiką greitai, tai aš ir tą greitai pravariau, ten užkliuvau ir aš stoviu tokį ryškų rožinį segtuvą, turiu tik šmaukšt, užsidengiau ir buvo du apsauginiai, mano vadovas buvo kūrybos vadovas, bet aš taip ir nepakėliau galvos greitai, užsisakčiau ir jau ėjom į susitikimą. Ir va, tokių visokių pasinaudojimų. Aš tai atsimenu romane, tai sagos Kilienui išbyrėjo. Tai jau ten paskui, aš jau ten savo interpretacijos, taip. Bet iš tikrųjų pats charakteris, nes man labai smagu skaityti tavo romanus, nes moteris ten yra vėjavaikiškos, bet jos jau yra kaip tokio, nežinau, net nerandu žodžio, nei brandaus, nei solidaus, bet šiek tiek amžiaus su patirtimi, apie 35 metus, ar ne? Taip, bet juk moterų yra visokių. Vienos yra ramesnės ir yra knygos apie tas ramesnės moteris, o pas mane jos tokios pusiau laukinės, bet nereiškia, kad ir vyresnė moteris jinai ten būtinai privalo subręst. Aš turiu tetą, kuri, atsimenu, aš dar buvau studentė, jai tuo metu buvo 40 metų, aš įsivaizdavau, kad jinai jau tuo metu labai išmintinga moteris ir visa kita, jinai sakė, Ilona, vaikeli, sakė, nesijaudink, sako, jau esi tokia, kokia esi ir jau nesvarbu, kiek tų metų. Nu, sako, tu tiek nepasikeiti žmogus.
Tai neišgausim iš Ilonos. Ar jai lygiai taip pat kaip ir Smiltei, taip pat sekėsi Šveicarijai. Nu, bet mes pačios pasidarysim išvadas. Tai ten visko buvo, kažkiek įkvėpta iš to. Įkvėpta, pavyzdžiui, kaip Smiltė įsidarbina su tuo suklastotu Siveko, ar ne? Ir tu taip darai? O tai kas neklastoja Siveko, kai darbinasi? Aš ne. O jūs, gerbiamos skaitytojos, kas yra suklastojęs savo CV? Vat ir nieks neprisipažįsta. Nieks neprisipažįsta. Tai va, tai aš vienu žodžiu siuntinėjau tuos Sivekus, ieškau darbo ir panašiai, kaip ir visi kultūringi žmonės, bet ten pasiskaitai, ko reikalauja, nu ir šiek tiek pritaikai. Truputėlį pridedi rožinės spalvos. Nu, biškutį, papildai, kad atitiktų, nors kažkiek, ten labai daug neišsiplėti, bet į tą pusę kažką ištrini, kažko įdedi, nu ir panašiai. Ir aš pagalvojau, o įdomu, kaip ten būtų, jeigu įsidarbintų žmogus su visiškai suklastotu CV, ten su kažkokiais įrašytais universitetais, nes nu kaip patikrins to Šveicarijoje. Arba ten su kažkokiom atliktais projektais ar dar kažkuo vėlgi, nu kaip sužinos. Per Google ir LinkedIn. Tai josgi sutvarkė LinkedIn? Ai, kažkaip neatkreipiu dėmesį. Paruošė. Gal čia paskutiniai redakcijai tai buvo. Jau. Nešiekauju. Bet žodžiu, merginos pasiruošė, įsidarbino ir panašiai. Ir paskui tas ir buvo, kad o tai kaip jai ten sekasi toliau su tuo dirbti tas pareigas, kurioms jinai neturi patirties ir visą kitą. Bet jie nuostabiai tas pareigas atlieka, ji tokia atsakinga, ji tokia reikli savo, bet šalia kartu ir visiškai padūkus. Bet grįžtant apie tavo patirtis, labai nuostabiai aprašei įvairias scenas, be abejo, tu slidinėji. Tai veiksmas, aišku, vyksta ir kalnų kurorte. Netgi, Ilona, pasakyk, yra iš tikrųjų tas restoranas, apie kurį tu ten rašai. Galima bus nuvažiuoti ir pažiūrėti. Yra toksai restoranas, kuris mane įkvėpė parašyti tą sceną. Jisai galbūt mažiau prabangus, negu kad aš jį aprašiau, bet jis tikrai egzistuoja su ta milžiniška krosnim, su ta tokia didelė vilnonė užuolaida, kurią praskleidęs tu eini ir su tais visais staliukais ir su viskuo ir akmeniniam sienom, šlaitinė, viskas ten pagal tą restoraną. Taip. Ir tas ėjimas su sniegbridžiais per sniegą iki restorano, viskas buvo išbandyta prieš tai. Taip pat esi apsigynusi, jeigu galiu, apsigynusi, ar ne? Čia aš tai daktaro disertacija, o tu tai tekvando diržą. Ir tavo herojė, aišku, pasirenka būtent šitą sportą, ar ne? Na taip, nes, o ką daugiau, aš, ta prasme, pati kažkiek bandžius, kažką žinau į tą pusę, okei, reikia panaudoti knygai. Ir panaudojau, ir jinai ten irgi ir turi tą taekwondo, ir eina, ir turi susiranda draugų tenais, ir panašiai. Super. Ir man labai patiko, žinok, tavo aprašytos mintys tokios apie Šampanijos regiono Epernė, šampanus, jų degustavimus ir taip toliau. Tai priminė, aš tarp kitko šį rudenį kaip tik buvau ten. Tai man tiesiog kaip sielai toks patepimas buvo, kaip sakant, nes aš ką ir noriu pasakyti. Man labai patinka, Ilona, kaip tu rašai, kaip gražiai tas scenas tu dėlioji. Aš viską matau. Aš matau Šveicarijos kalnus, aš matau tą romantišką vakarą ant vandens, aš matau sniegą, slides, tą emociją. Žodžiu, man ir taip meistriškai tu atrandi, ką papildyti, ar mintys kažkokios, ar kažkoks aplinkybės apibūdinimas italik šriftu. Taip meistriškai, tose vietose, kur tu supranti, kad tu tiesiog skaitai tą romaną, skaitai ir štai išlenda mintelė kažkokia. Ji italik šriftu parašyta ir aš suprantu, kad ji būtinai taip ir turėjo būti parašyta. Tai iš tikrųjų labai super. Čia aš tiesiog kaip skaitytoja sakau, bet aš sėdžiu čia, jūs ten, tai aš tau galiu leisti ir pagirti. Ačiū labai, mieloji. Aš jau klausau ir net, tu čia tikrai apie mane? Ta prasme, nori dar kartą paskaityti romaną. Taip, Ilona, apie tave. Ir iš tikrųjų, man labai smalsu, kad tu mums papasakotum, iš kur tos visos kitos žinios, nes aš čia žinau, kad čia tikrai tai buvo. Bet pavyzdžiui, apie laivų variklius, šampano atidarimo tradicijas, parašiutai, ką aš čia dar pasirašiau, vaikščiojimas kalnuose su prožektoriais ant kaktos ir apie tą nuostabią idėją vėjėje besiplaikstančių juostų tunelį, mes dar pakalbėsim atskirai kaip tema, bet, žodžiu, ar viskas ten tavo patirta? Nu, kaip tu taip sugebi, aš nežinau.
dalis patirta, dalis išgalvota, bet tarkim, mes buvom slidinėjimo kurorte ir prie gretimo staliuko žmogus buvo ką tik iššokęs su parašiutu ir jisai pasakojo savo įspūdžius, kaip jisai iššoko iš lėktuvo ir 2 instruktoriai jį laikė, kaip jisai siekė už tos medūzos norėdamas išskleisti parašiutą ir kaip jos nesugraibo ir panašiai ir panašiai. Ir aš tą dalim nusprendžiau atidaryti Kiliano dalį. Super. Vat tas įkvėpė mane. Paskui baigus rašyti knygą, pamačiau, kažkas dalinosi istorijų, iš merginų buvo jau iššokus irgi parašiutu, irgi dalinosi savo įspūdžiais. Aš dar pasižiūrėjau video, kaip ten atrodo tas visas procesas, pasigūglinau, koks ten kvapas, išvaizda ir panašiai. Aš niekada nešokau parašiutu, bet nežinau, kažkaip pabandžiau tai perteikti vėlgi per Smiltės personažą ir atidarau knygą šuolių parašiutu ir uždarau, tik tai iš kito personažo. Ir va tas, tarkim, buvo nepatirta, bet tai buvo surinkta informacija. Kitos dalys kažkas yra patirta. Tas šampano degustavimas, tas plaukimas laivu, ten tie kiti dalykai bandyta. Kai kas bandyta, kai kas ne, bet kažkaip tai va. Bet super, Ilona. Ir romane yra iš tikrųjų ne tik smagių ir erotiškų scenų, nes aš pasirašiau netgi, herojė Smiltė išgyvena vidinę kovą, bandydamas suprasti, ar ji išties neverta būti mylima, turėti šeimą, nes tokį požiūrį į ją nuolat transliavo jos mama. Ir čia mums metas apsiverkti, Ilona. Ar vis dėlto jai reikėtų bandyti rinkti savo likimo kelio kūrimą pačiai ir suprasti, kad kiekvienas iš mūsų yra vertas būti tiesiog žmogumi, vertu gauti visas gyvenimo dovanas. Tai pasakyk man, kodėl tu knygoje palietei būtent tą sunkų santykį tarp mamos ir dukters? Rašydama Smiltės knygą, rašydama Viesulą, aš norėjau šiek tiek remtis Eglės Žalčių karalienės pasaka. Todėl, kad yra toks palyginimas dažnai, kad merginos, kurios gyvena užsienyje, jos yra lyginamos su, tai jau Eglė Žalčių karalienė vadinasi. Jau jeigu ne Lietuvoje, išvažiavo dar su užsieniečių vyru, nu ir viskas. Ir aš pagalvojau, tarkim, Amerikoje yra, nebūtinai Amerikoje, tiesiog meilės romanai dažnai rašomi kaip pasakos retelingas, besiremiant kažkokią pasaką. Jeigu, tarkim, milijonieriai, tai bus pelenės istorija. Jeigu kažkoks ten rūstus, sužalotas, galbūt pagrindinis veikėjas, tai gražuolė ir pabaisa. Gali būti ten Hadas ir Persefonė, tarkim, mitais pasiremta, zodiako ženklais ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Aš pagalvojau, kad o kodėl nepabandžius tą mano rašomą meilės romaną pasiremti Eglės Žalčių karalienės pasaką ir, tarkim, perskaičius tą visą pasakojimą, užverčiu aš tą istoriją ir Eglė pasmerkė jauniausią dukterį, todėl, kad jos suaugę broliai, vyrai, užkapojo jo žaltį, baigė tardyti jos vaikus ir ta jauniausia dukra jau galų gale pasisakė, nu realiai tai mažametis vaikas ir jinai ne tuos brolius pasmerkė, bet dukterį, savo vaiką. Ir aš taip užverčiu ir galvoju, okei, prisidirbau, nes man atrodo, čia ir turėtų būti ta tema. Pavyzdžiui, nuodė rašant apie eksą, kuris yra blogietis, tai man ten kaip vanduo nuo žąsies, nes oi, ten tų eksų, ten Dieve tu mano, nei ten kas atrinks, nei ten kas žinos, ten tiesa, netiesa, ten 100 metų. Bet vat rašant tą mamos ir dukros santykį, buvo labai sunku, nes tai eina šiek tiek per asmeninę prizmę. Mes kiekviena turim savo mamą ir tiesiog kažkiek rašant remiausi savo pačios patirtim ir aš labai daug šnekėjau su draugėm ir savo draugių patirtis kažkokias panaudojau įkvėptas. Ir jau gavosi tas Smiltė, kaip gavosi ten tie santykiai. Iš tikrųjų, aš manau, kad ši tema yra, aš nežinau, kas įtakoja, nes atrodo, mes kai susilaukiam savo vaikų, tai atrodo, duotum širdį išpjauti, kad tik tai tas vaikas būtų laimingas, tu jį myli, tu stengiasi padaryti, atrodo, viską dėl jo, bet yra tiek daug, kaip tu sakai, mes kalbamės, mes žinom tų istorijų, mes žinom tų patirčių, tuomet, kai tu jautiesi galbūt nemylima, galbūt netoks teisingas vaikas, galbūt geriau, kad būčiau tavęs neturėjus, yra ir tokių minčių knygoje. Yra ir tokių minčių, yra įvairiausių, yra ir tų mamų, ir tų tėvų įvairiausių santykių tiek su savo vaikais, ir jų pačių yra santykiai atsinešti
patirtis su jų pačių tėvais ir visa kita. Bet Viesulė, aš pasakoju Smiltės istoriją per Smiltės prizmę. Smiltės mama tą pačią istoriją jinai papasakotų visiškai kitaip. Jinai turėtų visiškai kitą istoriją. Lygiai taip pačiai Smiltės broliai, augę toj pačioj šeimoje, auginti tų pačių tėvų, jie turės visiškai skirtingas patirtis. Ir tai nereiškia, kad Smiltės mama bloga ar kažkas tokio. Tiesiog tai yra Smiltės ir jos mamos santykiai atspindėti per pačios Smiltės prizmę. Smiltės mama galbūt atsisėdus taip pat papasakos kažkokią skaudžią istoriją patirtą su jos mama. Taip pačiai kaip mano mama atsisėdus kalbėti su močiute, jinai pirmiausia šaukt pradeda tas ir tas ir tas ir tas ir būtų neatsitrenkus į Lenkijos sieną, tai vėl nežino, kur dar būtų nusidaužus ir aš žvengiu, o mane sakau, tai net sienos nesulaikė. Iš tikrųjų, vis dėlto tas nemylimo vaiko šeimoje sindromas, aš manau, kad daugelis žmonių lydi ir tavo knygoje labai gražiai pasakyta, kad tai tarsi toks kaip smurtas šeimoje ir formuojantis ilgalaikę traumą. Ir nuo to mes kaip asmenybės formuojamės pačios, darom sprendimus, kartais klystam, kartais bandom taisyti tas klaidas, ar ne? Bet aš noriu pasakyti visiems, kas skaitys šią knygą, kad mes čia taip smagiai pradėjom nuo tų erotinių scenų. Tikrai jų ten bus. Aš žinau, kad tu mane apgausi. Aš žinojau, kad tu mane apgausi. Ten jų bus, bet aš noriu pasakyti, kad yra ir labai gilių minčių, kurias Ilona labai gražiai išgvildena ir mane ta knyga ne vieną kartą privertė susigrautinti iš tikrųjų. Ne tik per koją, taip. Tai dar vienas vieta, kuri man buvo labai graži, būtent apie tą besiplaikštančių juostų tunelį. Aš tiesiog nenoriu išsiplėsti iš to vietoje, bet aš kodėl aš čia turiu skaityti? Prašau, skaityk pati. Aš net nežinau, ką tu man duodi. Ašgi sakau, aš darau viską, ką man pasako. Italik šriftu. Matau. Padarysiu trumpą įvadą, kad Smiltė, kadangi ten visur prisimelavo, kokia jinai šustra marketingistė ir panašiai, jinai turėjo pasiūlyti pro bono projektą pasauliniai organizacijai. Ir ten vyksta susitikimas ir visa kita, ir pas ją atsisuka, klausia, sako, o tai gal tu turi kažką pasakyti? O jinai taip, nes jinai viską bandžius, viską žino, čia. Ir vienu žodžiu, ir jinai greitai pradeda improvizuoti ir tai buvo dar pirmame knygos trečdalyje, ar ne, ir aš jau norėjau pasėti kažkokią užuominą, į kurią pusę kryps ten tas pasakojimas. Ir pasirinkau būtent tokią išraišką. Smiltė kalba. Kur nors viešoje erdvėje galima padaryti atvirą tunelį su besiplaikstančiomis juostomis, nuleistomis iš viršaus, su įžeidžiomis frazėmis ant jų. Sorry. Man tai pasirodė labai jautru ir aš tiesiog norėjau parodyti mūsų autorę šiek tiek kitoje šviesoje, bet aš nežinau, kas ateis. Bet atėjo visos, kas jau ją pažįsta, tai gal ir nereikia apie tai kalbėti. Paskaitysit ir sužinosit. Tai tik tai vienas balansas tarp darbo etikos ir besivystančių santykių man tikrai nepatiko ir aš Ilonai tą pasakiau. Aš nusprendžiau, kad Smiltė ir Kiljanas turi nuo pat pradžio būti kartu ir teko, kiek čia tų puslapių vargti. Bereikalingai. Ir jūs pamatysit, aš manau, kad jūs pritarsit, kad ten per daug jinai rūpinasi, kad čia darbo romano negali būti. Bet jinai jau prieš tai už tą patį atleista buvo. Atleista ne iš šalies kažkieno, dėl to, kad viršininkas nenorėjo tų įkalčių, kaip sakė, norėjo užmėtyti savo įkalčius. O laimės mes verti ir mes jos turim ieškoti visur. Be abejo, ir ta knyga tai ir sako. Ta žinutė apie tai ir yra. Gerai, kągi mes čia dar turime pasirašę. Tai jau skaityk, nes aš jau matau daugiau nieko nepasakysiu.
Gerai, Ilona, tai mes iš karto tada šokam į, kaip čia pas mus, kalneliai, truputėlį tokie slėniai, kalneliai, slėniai ir dabar šokam nuo liūdno dalykų prie labai linksmų. Aš jau bijau, ką tu pasakysi. Po to pasakysi, ką galvoji, dabar pasakysiu, ką aš galvoju. Aš klausau. Žodžiu, ten yra labai daug gero bairio šitoj knygoj. Ir ta prasme, aš radau pirmą pražliumda mane ir dabar bando įtikinti, kad bairiai yra. Ilona, mes daug laiko neturim, tai turim viską sutalpinti tą 40 minučių, kiek mums duota, žodžiu. Supratau. Žodžiu, bairis ten nerealus, bet aš Iloną pažinus, aš supratau, kad jinai yra, tiesiog, pasileidus plaukus, kaip matot, ir jinai yra iš tikrųjų prie bairio ir, žodžiu, mūsų humoro jausmas labai tikrai sutampa ir aš radau net savo vieną mėgstamiausių anekdotų apie tai, kad, sako, negaliu gerti vyno, sako, dėl ko, sako, nes kaip ten? Kojos pinasi. Ne, pala, man veikia kojas, tai sako, kas yra pinasi, nesako, skečiasi. Tai mano klausimas tau, Ilona, yra. Man atrodo, tu žinai ir atsakymą. Nežinau, kiek reikia išgerti, kad jau tos kojos, kaip sakant, bet ar tas pats bairis, ar tu rašai tik tą bairį lietuviškai auditorijai, ar tas bairis skambėtų ir šveicarams? Skamba. Vat noriu aš ir paklausti, tu gyveni dabar ne Lietuvoje, mes to Šveicarijos tikrai nepažįstam, tik žinom, kad be galo brangi šalis. Aš tuos bairius ir pasirinkau todėl, kad bairį apie ežiuką man papasakojo. Tik tai sakė, ten pilvuką kutena. Ir aš vengt pradėjau, ne pilvuką. Labai geras ir šitas bairis. Ne pilvuką ežiukui kutena. Paskui kitas apie žirklės, aš vyrui pasakojau, sakė, sakė, pas jūs visi tokie bairiai. Ir ten tą kitą aš irgi pasakau ir ten puikiausiai viskas veikia. Tai žodžiu patikrinti. Taip, bet kokie yra pagrindiniai, norint labiau tave pažinti, kultūriniai galbūt skirtumai? Aš tai tave jau pažįstu, bet gal ne visi čia, nors aš manau, kad mes čia daug labai palėtėm temų ir jūs, Ilona, dar geriau pažinot, kokia jinai yra šiltas, nuostabus žmogus ir kaip jinai gražiai tas siužetinės linijas, aš tai iš viso esu labai laiminga, kad turėjau galimybę viena pirmųjų perskaityti šitą knygą dar nespausdiname formate ir, žodžiu, dar mačiau, kad ir gramatinių klaidų buvo tenai. Svarbiausia. Bet, žodžiu, net parašiau, čia knygoje išspausdinta yra mano toks atsiliepimas, bet sutrumpino, netilpo, bet aš norėjau daug daugiau pasakyti. Romanas... Yra knygos LT tavo visas atsiliepimas įdėtas. Žinau, bet žmonės tai dar neskaitė jo. Romanas, kuriame autorė laviruoja tarp meistriškai iliustruojamų vaizdų ir jausmų. Atrodo, kartais nuspėjama meilės istorija, kaip sakiau, Kiljanas turi jau būti susmiltę, tai mes jau čia žinome. Be abejo, nesgi meilės romanas, jie privalo būti kartu. Taip, atrodo, kartais nuspėjama meilės istorija vyniojasi tarsi siūlo kamuolys, tačiau dažniausiai ji tik po truputį praskleidžia vieną iš gyvenimų kupiną širmą po kitos ir neleidžia paleisti knygos iš rankų. Pažinusi Iloną Madelein iš arti ir toliau žaviuosi, stebėdamasi, kokia ši moters paslaptis, kad jos mintis balansuodamos tarp intimumo ir nevaldomos erotikos ribų taip švelniai nugala ugningose erotika trykštančiose romanų herojų scenose. Ar skaitysi mano kitą rankraštį? Aš skaitysiu. Tas, kuris dar neparašytas. Ilona, mes turime šiandien tam tikrų naujienų. Viena naujiena yra apie tai, kad bus kita knyga. Tai Kada nors. Ne kada nors. Mes jau net aptarėm ir truputėlį ir siužetinę liniją. Tai čia tikrai, čia bus dovana jums visiems ir mums, man ir mūsų tai sektai, žodžiu. Bet dar šaunesnė naujiena Ilona turi šiandien pranešti, tai prašau pranešk ir pradžiugink visus. Čia yra nerealu. Šiuo metu yra parašytas, redaguojamas dar, bet jau parašytas Nuodo scenarijus. Ir išrinkti pagrindiniai aktoriai.
Ir žinokit, aš patvirtinau, jinai pasakė man ir aš sakau, bet sakau, Ilona, tu turi turėti galimybę rinktis, kas tie aktoriai. Ir jinai pasakė ir aš, žinai, kad geri aktoriai. Tai kaip norėtumėt, kas vaidintų iš Lietuvos aktorių vyro ir moterų? Pasakykit. Kokia čia ta Jurgita? Ir amžius atitinka pagrindinės veikėjos. Galim, tai jau pasakė. Irgi. Vytautas Rumšas jaunesnysis. Vytautas Rumšas ir Jurgita Jurkutė. Tai Ilona, aš tai su savo šnekoma einu į pabaigą, tavęs dar čia galėsim visko paklausti, bet aš tik noriu pasakyti, žavėdamasi tom, pacituoti keletą vietų, kur Ilona yra parašysi. Ne vietų, bet tiesiog, kokio turtingumo sakiniai. Pavyzdžiui, šypseną paslėpiu po traškiai šaltu šampano gurkšneliu. Ir aš viską matau. Aš ir tą šampaną jaučiu. Oi, kaip fainai. Įdomiai žvelgia į mane rudomis akimis, lyg tiltus tiestume į vienas kito sielas. Jos padumavusios akys užsimerkia ir virpančios blakstienų vėduoklės nugula ant skruostų. Šiurpai eina. O šitas geras. Po velnių, koks išdavikas, kaip jis nesupranta, kad nuo šiol jį mums nebepatinka. Kas taip sako? Čia Kiljana šneka su savo vyriškumu. Išdavikas, kaip jis nesupranta, kad jinai mums dabar nebepatinka. Taip, ir ribos tarp to, kas teisinga ir ko norisi, išsilieja. Atrodo toks trumpas sakinys, bet taip taikliai pasakyta. Tai va, ir geriausia, ką tu parašy ten, kaip sakė Napoleonas, šampanas pergalėje nusipelnytas, pralaimėjime būtinas. Reiškia, šampanui gerti progos nereikia. Bet šiandien yra ta proga, kai aš tau, būdama floristė, atnešiau ne gėlių, o šampano. Ilona, nes man atrodo, šampanas tau yra pati geriausia gėlė atšvęsti šią progą. Kągi, tai dabar yra metas jūsų klausimams Ilonai, bet ką aš noriu pasakyti, žiūrėkit, mes dar diskutuosim, bet liko keletas minučių, kas norite įsigyti knygą. Už durų yra, žodžiu, pardavimo stalelis, tai jūs greitai nubėgat, parbėgat, o mes per tą laiką padiskutuosim, nes man sakė, kad jau 9 valandą čia mus visus iš čia, sakant. Gerai, klausimas. Ką turi galvoj? Jos abi išėjo iš manęs. Ir man su jom abiem skauda. Tik skirtingas vietas. Abi. Filmas. Oi, dar palaukit. Kas norėtum, kad būtų? Sakė, Šveicarijoje labai brangu filmuoti, tai smiltėt gali ir nebūt. Lifosoj. Kas dar kokį klausimą? Seksą.
Už tai tos scenos tokios ilgos, nes aš vis atidėliodavau tas sunkesnės dalis. Kokybiškiausia, ja. Nu, kur dar tas rankų miškas? Trečios? Tai dabar sunku atsakyti, nes dabar grįžus turėsiu tapyti Jurkutę, Rumšą ir visus kitus Piktavilkių gyventojus. Tarp kitko, Ilona tapo, tai nežinau, skaitytojai gal jau žino, bet iš tikrųjų papasakok Ilona, kokį lobį čia ras toj knygoje dar priedo. Ai, dargi vokelis, tiksliai. Čia dabar po to filmo labai įdomu visiems apie tą vokelį. O vokelį sudaro atvirukai. Kadangi viesulas vyksta, dalis viesulo vyksta Ženevoje, kita dalis vyksta taip, kaip Piktavilkė yra išgalvotas kaimas kažkur mūsų širdyje, tai taip pačiai ir veiksmas tame viešbutyje, jisai kažkur 2 valandos nuo Ženevos, 3 nuo Ciuriko, ten kalba prancūziškai, bet ten tas kalnas, tai jisai vokiškai kalbančioj daly, nu tai toksai irgi kažkur širdyje esanti vieta. Ir tenai yra viešbutis, kuris ištisai bankrutuoja ir panašiai, nu, bet tai ten atsiranda Smiltė ir viską išgelbėjo, be abejo, spoileris. Kilijano viešbutis, įsivaizduojat, tokį prasidėti. O tai herojus, ne? Ir kai jau rašėm, redagavom turbūt viesulą, aš Irmai pasiūliau, kad aš turiu idėją apie tas permatomas iliustracijas, kuriomis būtų galima papuošti knygą, nes jeigu leistume, pagalvojom, kad jeigu leisim kietų viršelių, labai išbrangs istorija, nes jau daugiau negu 520 puslapių. Ir aš norėjau, kad knyga vis tiek būtų šiek tiek pigesnė, bet iš kitos pusės aš taip pat ją norėjau papuošti. Ir mes ją taip ir sugalvom papuošti tomis iliustracijomis, tais page layeriais. Ir kartu prie jų pridėjome tuos atvirukus, kaip suvenyrinius atvirukus, neva siunčiamus iš to Le Refuge de la Couleur. Kaip čia ir parašyta. Aš irgi žinau tik tą prancūziškai. Alipantiu į? Į. Eiti daržan vokti morkų. Oh my god, visi laisvai kalba. Kaip čia ir parašyta, atvirlaiškiai keliauja iš Žalčio prieglobsčio. Tai va. Labai gražus darbai. Atguls, labai jau čia taip. Ai, nežinau, čia iš vis nieko nėra. Nuguls knygos puslapiuose, taip kad aš manau, kad ir apskritai šitą idėją yra labai graži. Tai Ačiū kas dar turi kokių klausimų? Tai ar... Tai ar laukiate galimybės perskaityti knygą? Per kiek laiko perskaitytumėte šitą romaną? Per kiek? Per parą? Hashtag, nu į viskas. Na į viskas, supratau. Man vakar viena moteris sakė, nu jei vaikai netrukdys, tai per 3 valandas. Gerai, turim dar porą minučių, tai kas jums rūpi? Ar jau čia mes viską papasakojame ir jau dabar jau daugiau nieko? Labai produktyviai, operatyviai, viską čia tik supasakom, apsižliumbėm, pažvengėm, viskas galima eiti. O knygą, ar jau turit? Ar turit? Aišku, visi turi. Čia man atrodo, aš iš veidų matau, kad visos ne tik turi, bet dar ir pasirašyta. Nu kągi, tuomet Ilona, dar kartą ačiū tau, kad esi, kad rašai, kad džiugini, kad įkūrei šią sektą. Jos pačios, žinok, susikūrė. Tai sėkmės tau visokiojopos ir mėgaukis dabar šiais vaisiais, bet ne per ilgai, už tai, kad mes laukiame naujų. Aš norėčiau tau, mieloji, padėkoti, kad taip gražiai papasakojai, kad taip gražiai pristatei, Jėzus. Aš net netikiu, kad čia apie mane. Ten, kad pravirkdai mane tą dalį, kad padavai skaityti, čia šito nesitikėjau. Pagailėjau aš tavęs. O tai pagailėjau. Ir ačiū jums visoms ir visiems,
kas skaitote, kas atėjote, kas palaikote, kas parašote, kas atsiliepimus kažkur paliekate. Jūs neįsivaizduojate, ką jūs kuriate, ką jūs duodate ir aš labai tai vertinu. Ačiū labai visiems. Nes jeigu ne jūs, jeigu ne jūsų palikti komentarai knygos LT puslapyje, niekas man būtų nepaskambinęs ir nepradėjęs kalbėti apie Nodo filmą. Namo. Tai va, tai viskas, vakarėlis baigtas, suprantu. Ačiū labai visiems, kad susirinkot ir labai Galima smagu buvo atsipalaiduot matyti pagaliau. tokią gausią auditoriją čia šiandien. Ačiū visiems.